Labinuosi su jumis ir šiandien, mėly klausytojai. Ir kviečiu pasikalbėti, mano kaip gydytojas galva, labai svarbią temą. Apie tai, kaip mūsų kraujas rašo cukraus dienoraštį. Arba apie tai, kaip perteklinis cukraus kiekis sugadina gyvybiškai svarbų hemoglobiną su visam. Ir šis video skirtas sveikatos gurmanams, kurie nori išlikti sveikais, skirtas tiems, kuriems jau yra nustatytas kilstelėjęs, bent jau kai kada kilstelėjęs gliukozės kiekis kraujyje, ir tiems, kurie jau yra išgirdę cukrinio diabeto diagnozę. Prieš rimtą pokalbį kviečiu mano YouTube kanalą prenumeruoti, to nepadariusis, paspaudžiant oranžinėme laukelėje lotosiuką. Kviečiu patiktukinti ir pasidalinti šiuo video, jeigu manote, kad jis yra to vertas ir aktualus kai kam. Ir kita vertus kviečiu pasidalinti savo patirtimi šią temą, o galbūt ir siūlant kitas pokalbių temas. Tai mes atliekame, jau turbūt aš nežinau, kas yra neatlikęs gliukozės tyrimą, kur nors poliklinikoje, privačioje klinikoje arba namuose, tačiau dažniausiai šiam tyrimui mes esame pasiruošę. Pridodam kraują, nevalgę, negėrę. Tačiau kas vyksta mūsų organizme, kuomet mes gyvename dieną pragyvename labai įvairiai, valgydami įvairių maistą, patirdami stresą ir kita vertus kartais aktyvius praleidžiam tą dieną, kartais patinginiaudami, mažai fiziškai judėdami. Tai ilgalaikio gliukozės kiekio cukruje svyravimus labai gerai iliustruoja glikuoto hemoglobino tyrimas. Bet pirmiau, kas yra hemoglobinas? Jūs, žinoma, kad visi žino tokį žodį, kad tai yra geležies turintis baltymas ir jo paskirtis yra pernešti deguonį į audinius ir grįžtant paimti iš audinių anglies dvideginį arba angliarūgštę. Ir kad hemoglobinas yra tik tai eritrocituose, niekur daugiau. Ir kad visos organizmo geležies 3/4 randasi eritrocite. Ir kad iš tikrųjų tai reiktų kalbėti apie hemoglobinus, nes yra bent jau 3 tipai. Tai hemoglobinas A arba alfa, tada hemoglobinas A2 ir F tipo. O dar yra skirstomi į frakcijas. Tai hemoglobinas A, pavyzdžiui, yra skiriamas į A1, tai yra 1A, 1B, 1C, dar su frakcijas, ten su skaičiais. Ir gali egzistuoti mūsų organizme, ypač jeigu turime kažkokias genetikos problemas, tai įvairių hemoglobinų, tačiau tas hemoglobinas A arba alfa, jis sudaro 97% visų hemoglobinų. Ir kad pats hemoglobinas yra didžiąja dalim, 96% yra sudarytas iš baltymo ir 4%, ten 4 hemomolekulės, geležies molekulės. Ir kas yra glikuotas hemoglobinas? Gliukozė, cukrus yra lipnus, pavyzdžiui, mes sakom sirupas, kuo daugiau cukraus, tuo uogienė yra tirštesnė. Tai būdamas lipniu, jis jungia, jeigu jo yra per daug, jis jungiasi prie įvairių kraujo struktūrų. Tai baltymai, patys baltymai, jų paviršius yra lygus, jie yra slidūs dėl to, kad jie galėtų pralysti pro labai siaurus plyšelius į ląsteles. Bet kai organizme yra per daug cukraus, tai jis susijungia negrįžtamai, susijungia su baltymu ir sudaro nesuardomas jungtis tol, kol eritrocitas yra gyvas. Tai ir tokie baltymai vadinasi glikuoti. Šiuo atveju mes kalbam apie glikuotą hemoglobiną. Ir kame problema, kad tokie baltymai yra per dideli nepaskaičiuotai, ne pagal mūsų techninius parametrus. Jų matmenys yra naujai patapę ir jie nepralenda jie trukdo laisvam judėjimui, jie negali laisvai judėti kapiliarais, ypač siauromis kraujagyslytėmis, kurios yra akyse,
inkstuose, mūsų pėdose. Ir glikacija vyksta, tai yra nenormalus procesas, tai yra nefiziologinis procesas. Ir kartais mes galime skaityti ir medicininiuose terminuose kelius terminus: glikolizintas hemoglobinas ir glikuotas hemoglobinas. Tai nėra tas pats, nėra žodžių žaismas, nes glikolizinimas yra fermentinė reakcija, kada jis vyksta ląstelėse, kada ląsteliai to reikia. Glikacija yra spontaninė, yra tokia netyčinė, neplaninė reakcija organizme, kada ji ląstelėms nereikalinga, jos nenori to. Bet ir tai vyksta tada, kada ne eritrocitas gliukozė prisijungia, bet gliukozė prilimpa prie eritrocito. Ir glikuojasi paprastai tas hemoglobinas A1 ir ypač T frakcija. Jis dažniausiai yra tyriama, nedažniausiai, o šiaip jau geroką laiką sutartinai yra tyriama, nors apie glikuotą hemoglobiną yra žinoma apie 100 metų jau atgal. Taigi, kuo jisai mums kenkia? Pirmiausia, tai jis sukelia labai aktyvų laisvų radikalų judėjimą ląstelėse, kurios ir jos pakeičia, šitas procesas pakeičia ląstelių membranų savybės. Ir tai veda į ląstelių agregaciją arba sulipimą. Ir žinoma, tokie nepaskaičiuoti per stambus dariniai, kraujagyslės ypač plonose, kaip aš minėjau, tai jie sutrikdo ten natūralų eismą, juose, reiškia, kraujotaka nevyksta gerai. Ir žinoma, kad galimi visokie trombai, aktyvuoja kraujo trombų susidarymą. Ir dar svarbu, kad glikolizuoti kraujo baltymai tampa tokiamis kietomis ir, kaip moksliškai vadinama, adhezyvios, reiškia, jos tokios braižančios kraujagyslių paviršių dalelės ir jos tokiu būdu mechaniškai pažeidžia kraujagyslių vidinės sienelės, plonytės, ten viskas taip yra subtilu pas mus. Ir veda tokie procesai į lėtinį sisteminį uždegimą. Apie tai mano paskaitos yra ir ne viena paskaita. Ir sukeldamas tokią žalą organizmui kaip lėtinis sisteminis uždegimas, šitas procesas veda į aterosklerotinių plokštelių susidarymą, kurios siaurina kraujagyslių spindį. Ir laisvų radikalų kaupimasis skatina tokias kryžminės reakcijas, kurių pasakoj šitai susidarė tokie pakitusio hemoglobino gumulėliai, skatina ląstelių pažaidą ir išsiskiria toks ferum 4+ hemoglobinas į arterijas ir jis pažeidžia, reiškia, veninių kraujagyslių ir arterijų, reiškia, tą vidinį spindį. Ir pralaidumą sukelia. Ir dėl to tada kraujagyslių paviršių kaupiasi tokie imuninės sistemos ląstelės makrofagai, rijikai tokie. Ir visa tai veda į apnašas kraujagyslėse ir apnašos, suprantama, jos siaurina kraujagyslių spindį ir labai svarbių kraujagyslių, vainikinių, širdies ir galvos smegenų kraujagyslių ir mano minėtų inkstų ir taip toliau. Ir dar, kad labai glikuoti hemoglobinai, jie dar susidaro tokie galutiniai pažengusios glikacijos produktai, jeigu patikslinančiai, jeigu taip giliau moksliškiau kalbėčiau, tai šitie produktai galutinės pažengusios glikacijos, jie prasiskverbia pro kraujagyslių lygių raumenų sluoksnį ir trukdo normaliai azoto oksido funkcijai. Azoto oksidas yra stiprus kraujagyslės plečiantis agentas. O tai reiškia, kad neigiamai veikia kraujo spaudimą, savireguliaciją. Tai irgi mums yra instaliuota programa patiems susireguliuoti kraujo spaudimą, ne cheminiai vaistai, mums
iš prigimties turėtų jį reguliuoti, jeigu kraujagyslės yra sveikos. Na ir kas dar labai svarbu, kad glikuotas hemoglobinas skatina oksiduotos to blogojo cholesterolio, tai vadinama, arba mažo tankio MTL susidarymą, o oksiduotas MTL tai yra vėlgi aterosklerozės šauklys ir tų baisių ligų šauklys yra taip pat. Na ir šitie mano minėti galutiniai glikacijos produktai, jie yra susiję su organizmo senėjimu. Kuo jų daugiau kraujyje, tuo mes atrodom vyresniais. Kodėl? Todėl, kad glikacijos pažeista kolageno molekulė tampa nelanksti, o kolagenas begaliniai yra svarbus ne tik mūsų grožiui, odos, plaukų, nagų grožiui, bet ir sąnariams, kaulams, saugyslėm, bet jis gelbsti mus susižeidus arba turint arba kokias operacinių žaizdų gijimui jis labai talkina. Taigi, dėl pažeisto kolageno greičiau raukšlėjamės ir, kaip sakiau, prastėja žaizdų gijimas. Oda glemba. Ir dar, aš nežinau, ar jūs kažkada esate matę savo akyse tokius plaukiojančius, kažkokius tai tokius juodulius, tamsulius. Aš esu mačius kažkada, seniai, bet tai truko trumpai ir visai nežinau, kas tai yra. Ir žinau tik, kad tai yra baltymai. Kokie baltymai? Tai būtent glikuoto hemoglobino pasireiškimas yra akyse matomas ir tiesiog judinant akis juda tos dalelytės tamsios. Ir tos sankaupos, kai užstoja šviesą, tai tada galime turėti kataraktą ir kitų jos priežasčių. Na ir hemoglobino glikacijos laipsnis priklauso nuo kelių faktorių. Vienas jų nuo gliukozės arba, paprastai vadinamo cukraus koncentracijos kraujyje ir antro faktorius nuo kontakto tarp to gliukozės arba cukraus ir hemoglobino trukmės. Tai reiškia, kad tai yra lėtas procesas, kad pirmiausia gliukozės molekulė susibūrė apie hemoglobiną ir palaipsniui tada, jeigu mes vis nelabai teisingai gyvename, nelabai teisingai valgome, tai tuomet jos sulimpa su hemoglobinu ir suformuoja tas nesuardomas jungtis. Ir kuo daugiau gliukozės kraujo, kuo jos daugiau, tai tuo mes turime daugiau glikuoto hemoglobino. Ir procesas šitas vyksta per visą eritrocito gyvenimo laiką, kaip minėjau, maždaug 120 dienų. Na ir gliukozės ir hemoglobino negrįžtamas susijungimas reiškia, kad, kaip minėjau, kad rezultatai nepriklauso nuo kasdienių gliukozės svyravimų, kad nuo trumpos hipoglikemijos, kai per mažai cukraus gliukozės, arba nuo trumpos hiperglikemijos, kai per daug. Ir tai yra ne glikemijų vidurkis, tai yra ekspozicija, tai yra trukmė to padidinto cukraus. Na ir kad šitą tyrimą vertėtų atlikti kas 3 mėnesius, nes minėjau, kad eritrocitai gyvena apie 120 dienų ir kad tą tyrimą gali įtakoti daugybę faktorių, apie juos mes trumpai kalbėsime ir tame tarpe ir visokie vaistai. Taigi, jeigu yra per žemas glikuoto hemoglobino kiekis, tai jis toks nustatomas esant hemolizė, reiškia raudonųjų kraujo kūnelių irimui, tai būna dėl įvairių ligų tam tikrų, kada yra tam tikros gliukozės 6 fosfato dehidrogenazės trūkumas. Čia tokia rimta patologija, kada ūmus kraujo netekimas žmogui ištinka, kada yra per daug trigliceridų kraujyje. Mes kalbėjome su jumis, kai kalbam apie cholesterolį, mano paskaitoje yra, kas yra trigliceridai ir kokia jų svarba prognostiškai, galvojant apie tas katastrofas žmonės ištinkančią dėl širdies kraujagyslių patologijos.
Ir taip pat kai kurie vaistai veikia šitą procesą, tai tarkim ribavirinas, kuris naudojamas virusinio hepatito C gydymui, prieš bakteriniam gydymui, sulfametoksalolo, pavyzdžiui, ir adapsonas, toks vaistas odos infekcijoms gydyti, ten jeigu aspiriną naudoja žmogus, taip toliau, jeigu serga lėtinė kepenų liga. Ir yra tokia pjautuvinė anemija, mažakraujystė, kada hemoglobinas yra S formos. Ir pernelyg didelis glikuoto hemoglobino kiekis yra dėl geležies trūkumo, dėl B12, vitamino B12 stygiaus, sergant alkoholizmu, kada yra per daug bilirubino kraujyje dėl sutrikusios kepenų veiklos. Ir jeigu per daug, labai daug aspirino ilgai vartojami, jeigu opiatai ilgai vartojami, nebūtinai sergant narkomaniją, bet galimai, jeigu tai onkologiniai ligoniai arba kažkokia ilgalaikė trauma, sudėtinga politrauma. Tai gydymas eritropoetinu, ir jeigu yra skydliaukės funkcijos nepakankamumas ir jeigu inkstų nepakankamumas, diarurijos arba šlapalo pertekliaus kraujyje. Ir nepatikimas glikuoto hemoglobino tyrimas, kada tyriama vaisiaus hemoglobinas, kada yra medhemoglobino daug, tai yra dėl intoksikacijos ten galima apsinuodyti geriant kažkokius surogatus, metilo spiritą, kada smalkėmis apsinuodimas. Ir jeigu žmogui yra atlikti kraujo perpilimai, arba vėlgi kažkokios gali būti įgimtos nuo kažkokios tai klaidos. Ir dar jeigu mes, kam jisai svarbus, kam būtų labai pravartu tirti glikuotą hemoglobiną, tai yra tiems žmonėms, mes galim pasikartoti ir išsiryškinti, tiems, kam, pirmiausia, profilaktiškai, ar mums negresia cukrinis diabetas. Ten vėlgi aš ruošiu paskaitą apie atsparumą insulinui, ir ten yra daug rizikos faktorių, ir tai nebūtinai reikia turėti didelį perteklinį svorį, tai galima gyventi strese, ir kartais netgi ir visai neblogai maitinantis žmonėms cukrinis diabetas išlenda, o tuo labiau jeigu valgoma bet ką, bet kada, bet kiek. Taip pat, jeigu yra nustatytas svyruojantis gliukozės kiekis kraujyje, jeigu artimieji mūsų sirgo arba serga cukrinio diabeto, ir žinoma, jeigu jau yra žinoma cukrinio diabeto diagnozė, tai tuomet mes galime įsivertinti, ar gresia komplikacijos, ir tada, nes tos komplikacijos labai nepalankios. Prisiminkime, kad cukrinis diabetas pažeidžia visas kraujagyslės, o tai reiškia, kad tam žmogui gresia ir širdies, ir smegenų ligos, ir inkstų nepakankamumas, ir galūnių amputacija dėl tų negyjančių opų, ir aklumas. Taip kad mes galime užbėgti už akių šitoms komplikacijoms. Ir kad išvada kokia, kad tyrimai mūsų negydo, fizinio kūno negydo, bet protą turėtų gydyti. Ir proto gydymas turėtų pasireikšti tuo, kad mes priimam kitokius sprendimus, kaip mums maitintis, kaip gyventi, kaip reaguoti į tai, kas vyksta. Ir žinoma, kad būtų tobula kas 3 mėnesius pasitikrinti tą glikuoto hemoglobino tyrimą, ir kad vaikai turim prisiminti, arba gal kai kam ir sužinoti, nors ta informacija visai paviršiuje, kad cukrinis diabetas įsisukęs į mūsų vaikų tarpą konkrečiai, be gailesčio. Ir kad visame pasaulyje cukrinio diabetu sergančių daugėja, tai darosi pandemija. Taigi, mes tai tyriamės sauso kraujo lašo metodika, ir ten, vienu žodžiu, kam randami nuokrypiai, tai tie žmonės gauna ir rekomendacijas kartu su atsakymu, kaip maitintis, sportuoti ir panašiai. Visokias tokias su to susijusias rekomendacijas. Taigi,
Mylėkime save, rūpinkime save, kad neužkristumėm ant savo artimųjų visų svorių pasiligoję. Daug ko galima išvengti. Esu jums ir su jumis, saulytės jūsų širdyse.